Pradėsiu nuo to, kad jeigu Forticomo iš tiesų nežinote, tai mūsų marketingas dirba labai blogai, nes mes pastaruosius metus investavome tai, kad visgi žinotų apie šitą kompaniją. Labai trumpai apie mus. Mes turime 4 socialinius portalus pasaulyje, galima tai vadinti, tai yra mūsų artimiausias kaimynas ir mūsų broliukai Latvijai, tai yra OneLV. Mes turime didžiausią socialinį portalą Lenkijoje, tai yra Naša Klasa, ir mes turime vieną iš 2 didžiausių portalų Rusijoje, tai yra Odnoklassniki.ru, tai yra bendrai 35 milijonų vartotojų online. Ko gero esame įdomus, tai yra tai, kad dabar aš bijočiau tiksliai pasakyti, bet ko gero esame 3 arba 4 pasaulyje pagal online vartotojus kiekvieną mėnesį. Be abejo, Lietuva ir Latvija sudaro procentinį dalį labai mažą, nes esame, miniatiūrinės valstybės. Bet kas yra labai įdomu, kad ko gero esame vienintelį iš to ketverto kaip kompanija, kuri nesteigia, viso pasaulio gigantų, kaip kad yra Facebookas ir bando kiekvienai šaliai siūlyti tą patį produktą. Mes skirtingai bandome eiti lokaliai ir steigti socialinius portalus, bei juos pritaikyti pagal tos rinkos poreikius. Tai yra, nebandome kurti kažko tai com, bet bandome su LT, LV, PL ir RU. Dėl to turime visokios įdomios patirties. Jeigu bus kažkokioj prezentacijoje kažkokių klausimų, vietoje galite, kaip stabdyti ko gero ir iš karto uždavinėti klausimus. Tai ką, galim pradėti. Aš šiaip galvojau, kad aš labai atsiprašau, atsidvešiu pyragą, mes čia sėdėsim prie apvalaus stalo, čia pasirodo tiek daug žmonių. Tai va, pradėsiu nuo to, trumpai pristatysiu, kadangi aš kaip supratau, čia privaloma tai padaryti. Mano bendra patirtis yra tokia, kad aš nuo 5 metų pradėjau dirbti vienoje iš, šiuo metu lyderiaujančių Lietuvos internetinė kompanija, tai yra Diginet. Tuo metu tai buvo kompanija, kuriai priklausė vienintelis portalas, tai yra Domus LT. Šiuo metu, jeigu pažiūrėtume šitą kompaniją, tai priklauso jau 4 ar tai 5 visai nemaži portalai ir jinai labai gerai monopolizavus netgi nekilnojamo turto portalų rinką Lietuvoje. Kas yra labai šaunu, kad ir bet kurią poziciją mes bežiūrėtume, aš labai džiaugiuosi to, kad kiekvienoje kompanijoje prisijungo tada, kada jinai startavo arba buvo kuriami tam tikri veiksmingi padaliniai, kaip kad pardavimų vadovas, aš startavau šitoje kompanijoje tada, kada kompanija buvo visiškai neseniai įsikūrus, dėl to buvo galima prisidėti ir prie bendrų kompanijos procesų. Kas liečia Reels.lt, tai yra kompanija, kurią aš pats sukūriau, vėliau, jeigu čia taip grubiai pasižiūrėjus, tai išėjau konkuruoti pats su savo produktu. Ir vėliau tai aš atėjau dirbti į Forticomą, kur patikėsi ar nepatikėsi, 7 metų vidury tai buvo 3 žmonės. Tai buvo kompanija, kuri pagal skirtingas statistikos buvo arba 1, arba 2, o jie dirbo lygiai 3 žmonės. Ir ten tie, kurie rašė blogose, kad čia galbūt dirba administratoriai, keli, kurie atsakinėjo laiškus, vienas, kuris truputėlį papiešė, šiaip iš tiesų nelabai ir smarkiai, kaip klydo. Dabar mūsų yra 35 ir visi rezultatai ir tai, ko mes siekime, yra truputėlį skirtingo, negu kad buvo tuo metu, būtent tam ir buvo samdomi šitie žmonės. Tai va, čia klausimų ko gero nebus. Galima judėti toliau. Čia yra mano prezentacija taip, kaip mes suprantame, kadangi taip ir minėjau, yra labai daug knygų parašyta, kaip reikia kurti kompanijas, kaip reikia suvaldyti, kaip reikia strategijas piešti ir visą kitą. Mes suprantame tai, kaip ir knygose parašyta, bet turime ir savo teorijas, kurias taikome realiame gyvenime. Mes visą laiką sakome, kad labai yra šaunu turėti labai daug visokių įdomių rodiklių, ypatingai dabar, kaip internetas vis populiarėja, kiekvieną dieną mes randam po vis naują rodiklį. Mes vadovaujamės paprastais procesais, paprasta procesų kontrolė ir taip siekime rezultato. Sekasi mums ar nesiseka, aš manau, kad šiuo metu sekasi puikiai. Kur žiūrėsime, nueisime toliau, manau, kad tik taip pirmin. Čia tokia tezė, nors reikėjo į galą, kaip pridėti, padėjau į priekį. Tai, kaip mes suprantame bendrai kiekvieną procesą kompanijoje ir ko gero netgi kiekvieną procesą kuriant kompaniją, nebūtinai jau įkurtoje. Tai yra tai, kad kiekvienas procesas turi savo evoliucijos eigą. Tai yra labai paprasta, tai yra, jeigu mes kalbame apie įmonės kūrimą, tai yra, kad yra idėja, yra supratimas, kur randas, yra skaičiavimas, palinimas ir tapimas žmogumi. Ir mes tai akcentuojame, dėl ko būtent imame šitą evoliucijos teoriją, kad bet kurį iš tų tarpsnių išėmus, mes tampame, mes nežinome, ar būtume tokie patys žmonės, kokie esame dabar. Ir tai yra labai svarbu, todėl, kad mes matome, pasakysiu atvirai, aš pats mačiau labai daug kompanijų, labai daug kampanijų, kurios išėmė nors vieną iš tų procesų ir dėja, bet jos jau dabar yra istorija. Ir nenorėčiau minėti tų vardų, bet kaip ir dabar, kai kalbėjau su vienu kolega, dabar sako, yra labai geras bumas dabar vienų saitų, kurie čia visi kūrė, visi dabar čia staiga šoks internetą visko pirkti, bet jie išmeta pusę procesų, jie dažniausiai pradeda galvoti nuo, ko gero, paleidimo, ne? Visos šitos kompanijos po pusės metų bus bankrutavusios ir tai yra labai aiški vizija, tie, kurie galvoja, kad išsisuks, gali pasižiūrėti į prieš tai buvusią istoriją, nes mes Lietuvą matome labai paprastai.
Buvo mini aukcionų, aš čia tikiuosi nėra vadovo ar steigėjai, buvo mini aukcionų audra Lietuvoje, daug visi pristeigė, visi bankrutavo. Tada atsirado, dabar yra, man atrodo, aš bijau čia suklysti, komercinių parduotuvių labai didelis poreikis steigimo, nes dabar visi irgi steigia, kokiaro nesuklyščiau, 90% irgi bankrutos. Dabar bijau čia suklysti, kokiu darbo audra, bet buvo irgi, buvo atskelbimų portalo audra, irgi visi steigia ir po pusę metų užsidarė. Dėl to mes manome, kad šitoje vietoje yra labai svarbus dėlioti savo stepus, kad netapti po pusės metų istoriją. Taigi, pradžia. Mes sakome labai paprastai, kas mums yra labai svarbu, bet kokiam įmonės procese, nesvarbu, ar tai liečia finansų, ar tai liečia produkto vystymą, ar tai liečia pardavimo naujo produkto įvedimą. Pats svarbiausias yra dalykas, idėjos pagrindimas pats savo. Tada, kada mes einam pardavinėti savo produktą ar vartotojui, ar klientui, mes pabandome būti jo vietoje ir pasižiūrėti, ar tas produktas turi poreikį. Ne, kad pats aš savo sugalvojau, kaip kad mes dabar tegul nesupyksta, jeigu yra šių kompanijų atstovai, labai dažnai susidurėme su kai kurių kreatyv agentūros atstovus, kurie sako, kad dabar aš manau, kad šitą idėją turėtų patikti klientam, bet jie nežiūri, bet reikia žiūrėti nei kliento į vartotoją. Dėl to mes sakome, kad mes turime įsikūnyti šitoje vietoje į vartotoją ir atsakyti savo, ar šitas produktas turi poreikį. Toliau yra sena SWOT analizė, kurią reikia elementariai pasidaryti. Ar aš kuriu produktą, kurio yra pilna rinkoje, tada ko gero man reikės labai daug pinigų marketingui, ar aš kuriu produktą, kuris turi kažkokias galimybės ir yra išskirtinis ir taip turės šansą įsitvirtinti be milijoninių biudžetų. Ir kitas dalykas tai yra finansinis idėjos pagrindimas. Šiandien, pasakysiu atvirai, jeigu kas nors paklaustų, kiek esu matęs finansinių planų, tai dažniausiai susideda taip, kad pelningumas ten prasideda nuo 100%. Visi atsineša, parodo lenteles Excelio, čia man sakė, nusipirkau portalą, pažadėjo, čia minimum 200%, pirmais metais, antrais metais, kadangi kaštų bus mažiau, bus kokie 400%. Irgi visos šitos kompanijos jau dabar yra istorija. Čia reikia daryti visą laiką labai optimalius skaičius, kuriuos galima padėti, jeigu nežinote, kaip suskaičiuoti, yra be galo daug portalų, kurie taip jums nori parduoti reklamą, bet jie nori jums ir patarti. O jeigu iš jų pirksite rezultatą, tai jums padės taip pasiskaičiuoti finansinį pagrindą, kad jūs tą rezultatą pasiektumėte. Toliau, einame, kaip mes dažnai darome. Kaip ir minėjau, mes užduodame klausimą savo, nes dažnai klausimas savo pačiam būna ir mūsų pardavimo pagrindas. Jeigu mes savo atsakome į klausimą, kaip vartotojas, dėl ko aš šitų portalų naudočiausi, mes atsakome savo į klausimą, kad ir vartotojas ateis, juo ir naudos. Bet jeigu mes nežinome, mes turime ir kitą įrankį, kurį taip pat pademonstruos. Taip pat mes užduodame klausimą, ar jo produktui yra pakankamai auditorijos, nes labai dažnai vartotojai galvoja, kad sukūrus produktą savo ir dar keliems vartotojams, jie taps labai populiarūs. Deja, bet įvyksta taip, kad netgi, mūsų rinka, netgi pasakysim taip, yra ant tiek maža, kad netgi poreikis yra joje tam tikriem produktam. Bet kai visi vienu metu supuola daryti tą patį, pavyzdžiui, su tais pačiais, ko gero, mini aukcionais būtų galima padaryti, tai išeina taip, kad kaldra, kadangi yra labai maža ir kiekvienas ją suplėšo, tai nei vienam šilta nebūna. Tai taip ir nutinka, kad viskas nuvažiuoja žemyn. Taigi, ar idėjos yra pelningos? Aš manau, kad tai yra kiekvieno projekto siekimybė, mes čia bandėm pasidaryti tokią išvadą. Mes pagalvojame, kad, grubiai primetėme, kad šiuo metu iš pirmo 10 pelningų kompanijų yra 5. Ir tai yra, ko gero, netgi reikėtų pelningos sakyti prieš krizę. Kiek yra dabar pelningų, kiek yra dar mažiau. Taip yra parodo, kad mes kurdami bet kokią idėją turime apskaičiuoti, kada mes norime iš jos išbristi ir koks yra kelias link to. Kaip ir minėjau, tai yra evoliucijos kelias, kurį reikia savo susidėlioti. Taigi, idėjos apibendrimas. Kaip pavyzdys, kadangi aš kaip sakiau, reikia realių pavyzdžių, tai yra tai, kad aš buvau antroji kompanija, kurią aš atstovau, kuri buvo internetinė, tai buvo idėja kurti internetinį portalą nekilnojamo turto skelbimų, kurie turėjo kažko tai skirti. Taigi aš savo suformulau tikslą, sužinoti, ar mano idėja yra paklausi, aš turėjau tam tikras tezės, kokie turėtų portalai būti, nes aš dirbau vienoje kompanijai, kuri buvo užsienio kapitalo ir mačiau, kokią aš duomenų bazę vartotojų poreikių susikaupęs. Ir aš teisingai identifikavau potencialius vartotojų poreikius. Tai, kad aš susikaupiau 5 vartotojų arba 20 arba 30 netgi 100 vartotojų poreikius, nereiškia, kad atsiras bent 50 000 vartotojų, kurie kiekvieną dieną ateis ir jiem tiks mano pasiūlyti sprendimai. Čia yra toks pavyzdys, ką mes dabar siūlome klientams ir ką mes labai dažnai akcentavom netgi patys savo kurdami produktus ir kadangi man pinigų Martynas nemoko, tai čia buvo tokios lažybos, norėjau pasiūlyti, bet kadangi aš manau, kad čia visi labai rimti sėdite, tai ko gero net nesiūlysiu. Idėja.